Saw you the other day, looking so undermined, acting like it wouldn't happen, making sense of anything that you could find, because it's just about to happen, and you'll be there. Must have known the storm was coming when the clouds appeared. May as well let the rain come down and join the circus of people while you're there. Jeigu tu dabar kažkur eini, kažką darai,
mini dviratį, darai kardio, darai valgyti ir tiesiog kažkur kaip foną pasileidęs šį video, sustok. Ir aš tau papasakosiu vieną dalyką, kuris nėra surežisuotas, kuris atsitiko būtent šiandien, filmuojant šitos video ir tu suprasi, apie ką aš kalbu. Mintis iš tikrųjų materializuojasi. Jeigu tu kada nors girdėjai šitą posakį, šitą pasisakymą, tai galbūt niekada netikėjai, kad tai yra iš tikrųjų. Įsivaizduok, šiandien mes filmavom apžvalgą automobilio. Ir aš visai nepagalvotai, mūsų aplinkė Audi A7 automobilis. Ir būtent apžvalgos metu aš šitą momentą įdėsiu. Šriftą reikėtų pasikeisti, blemba A7. Aš pasakiau, blemba A7 ir pagalvojau, blemba, kaip būtų neblogai pavažiuoti, nes iš tikrųjų iš Audi man patinka du modeliai, A7 ir Q7. Įsivaizduok, mes nufilmuojam šitą apžvalgą, aš ją įdedu ir maždaug po pusvalandžio, galbūt maksimum po valandos man ateina žinutė į mano puslapį. Ir tenais rašo žmogus, kad šitą žinutę jūs turbūt matysite dabar čionais. Ir jisai rašo, kad aš tau galiu paskolinti A7 praeitų metų, gali padaryti apžvalgą. Draugai, aš kažkur mintise tiesiog pagalvojau, labai trumpai, ten 10 galbūt sekundės pagalvojau, kad būtų visai neblogai tai padaryti. Praėjo kelios valandos ir iš tikrųjų taip atsitinka. Taip kad, draugai, visada galvokit, visada mąstykit, visada svajokit apie kažką ir tai būtinai su jumis atsitiks. Įsivaizduok kitą situaciją. Aš galvoju, kad man reikėtų kažką padaryti, kad šitą apžvalga, nes naujas automobilis, kietas automobilis, daug bus peržiūrų, ne? Visi susidomėjimas žymiai didesnis. Ir aš suprantu, kad man reikia pafilmuoti ne tik kaip dabar buvo nufilmuota viena kamera. Aš suprantu, kad man reikia 2 kamerų. Aš suprantu, kad automobilis gražus, kad jisai galingas, kad jisai greitas, kad man reikės šiek tiek pagalvoti, kaip padaryti visą tą apžvalgą. Ir aš suprantu, kad man geriausia būtų kažkur gauti droną. Ir aš bandau, galvoju, pasukti mintis, kas turi droną, kur išsinuomoti, galbūt nusipirkti, pinigų tam nėra. Ir aš suprantu ir prisimenu, kad mano bičiulis iš mobilaus miesto, jisai mums per vestuvės buvo davęs droną savaitę, kad jisai turi tą droną, jisai moka filmuoti, jisai moka su juo elgtis. Aš jam parašau, sakau, labas, kaip tau sekasi, aš tau turiu pasiūlymą. Padėk man nufilmuoti apžvalgą, paimk savo droną, nufilmuosi, tu moki jį vairuoti, moki jį pilotuoti ir aš išdėsiu tiesiog tavo reklamą apačioj ir viskas. Jisai sutinka. Aš nueinu į sportą, sportuoju ir dažniausiai, kai aš būnu vienas, man iššauna kelios įdomios idėjos, būna paprastos idėjos, po to aš jas numetu į šalį ir viskas. Šauna man mintis, kad reikėtų galbūt parašyti kokiam nors automobilių portalui, naujam automobilių portalui. Ir aš parašau autobiliui, mano bičiuliui, savininkui, Tomui, sakau, labas, taip ir taip, nufilmavom tą ir aną, susidomėjimas yra, teigiami komentarai, visi sako, kad reikia daugiau to turinio, gausiu tokį automobilį po savaitės, sakau, gal norėtum prisidėti. Ir įsivaizduok, jisai sako, viskas ok, davai paderinam, paskambino savo prodiuseriam ir mes suorganizavom, tikiuosi suorganizavom ir suorganizuosim labai gerą ir įdomų dalyką, kurį jūs pamatysit, aš taip įsivaizduoju, jau maždaug kovo pradžioj. Tik, draugai, niekada negalvokit, ką kiti sako. Aš šiandien susilaukiu begalę įvairaus šūdo komentaro, šūdinų, kad sausainius darom sausainiams apžvalgą, po to automobilių apžvalgą darom, filmų, serialų, žaidimų. Fuck you, sakykit visiems, absoliučiai, parodykit 2 pirštus, kaip norit. Darykit tai, ką norit ir pamatysit, kad galimybės iš tikrųjų priveda prie įvairių situacijų. Kai aš pradėjau daryti žaidimo apžvalgas, aš vis pagalvodavau, prieš tai pažiūrėdavau, blem, būtų neblogai kokį VR gal gauti, panagrinėti, pasižiūrėti. Praėjo gal kelios dienos ir man tiesiog vienas bičiulis rašo, sako, labas, turiu VR, gal tau būtų įdomu išbandyti. Aš jums rimtai sakau, mintis materializuojasi. Iš tikrųjų, tai būna, užduoda žmonės klausimą, žinai, pavyzdžiui, pradedantieji būna,
ką daryti su Facebooku, kaip pavyzdžiui išvystyti Facebooką, kaip tenais gauti daugiau sekėjų. Iš tikrųjų, nežinau. Tiesiog mano sekėjų skaičius yra dabar šiek tiek daugiau iš 40 000, aš taip įsivaizduoju vien iš sporto pusės, o ne buvo, bet daug medžiagos buvo daroma. Facebook'e reikėtų būti aktyviam, bet numeris vienas, žinai, nežinau, pas mane buvo tokia taisyklė, aš buvau šiek tiek užmetęs tą taisyklę, bet dabar vėl aš atnaujinau, tarsi labai ilgą, nelabai ilgą laiką, vis tą atrašydavau kuo greičiau. Po to aš turbūt nuo praeitų metų pradžios buvau nusprendęs padaryti tokį dalyką. Aš niekada neišeidavau miegoti, arba aš jau atsijungdavau konkrečiai. Aš niekada neišeidavau miegoti, jeigu pas mane inboxe būdavo kelios žinutės, bent jau Facebook. Aš vis tą atrašau, pasižiūriu tikrai nulis ir tada einu miegoti. Būdavo aišku tokie momentai, kada tiesiog lūždavau. Iš tikrųjų tas labai padeda. Aš vis tą atrašau ir atrašau ne po vieną žodį, o atrašau normaliai. Bendrauju, visada vardus naudoju, kad žmogus žinotų, kad aš nedarau copy-paste, kad aš kiekvienam atskirai atrašau ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu rašo koks nors Povilas arba Tomas, tai aš būtinai pasisveikinsiu, pavyzdžiui, labas Tomai arba labas Povilai. Kad žmogus iš tikrųjų žinotų, kad tai yra asmeninė žinutė. Ir tas padeda. Po to labai buvo daug darbų, buvau užsikalęs ir turbūt kokį mėnesį žmonės laukdavo kai kada ir visą dieną, galbūt būdavo ir 2 dienos, kada neatrašydavo. Tiesiog iš tikrųjų nebūdavo arba laiko, arba tiesiog noro bendrauti. Būna pasižiūriu žinutės keletą galbūt kartų per dieną, galbūt 10 kartų, ne? Būna pasižiūriu yra žinutės, bet tiesiog tarsi nėra nuotaikos. Ir jeigu su bloga nuotaika aš bandysiu atrašinėti, tai bus trumpos žinutės, ten be smailų, be nuotaikos ir žmonės, aš manau, tą energetiką pajus. Tai aš tiesiog, kada prisėdu, lygtais yra laisvo laiko, turiu, pavyzdžiui, arbatos puodelį arba kavos puodelį ir vis atrašau, pabendrauju ir aš manau, kad tai yra viena iš tokių būtent sėkmės formulių. Visada reikėtų bendrauti ir visada reikėtų atrašinėti savo sekėjim. Žinau, kad kai kas neatrašinėja, kai kas iš vis deda skersą, sakykime. Man labai patinka, pavyzdžiui, tos pačius live daryti. Man live labai daug ką davė. Aš pradėjau live daryti, kai dar Facebookas jo neturėjo, kai periskopas tik tai buvo. Iš tikrųjų daug davė patirties, tiesiog bendravimo. Po to, kai susitinki su žmonėm, padarai kažkokį seminarą, žymiai lengviau bendrauti. Kadangi čionais teoriškai tų žmonių nematai, bet tu įsivaizduoji, kad čionais pas mus rekordas buvo 1200 žiūrovų vienu metu. Iš tikrųjų supranti, kad virš 1000 žmonių tave žiūri ir kad tu tiesiog neturi antro dublio. Ir po to man, žinokit, netgi su filmavimais žymiai palengvėjo visas darbas, kadangi anksčiau būdavo 10-20 dublių ir viską stengdavausi daryti pagal surašytą tekstą. Dabar jau beveik niekada nėra surašyto teksto, dabar viskas yra improvizacija. Klystu, darau klaidas, bet aš manau, būtent toksai stilius mano žmonėms ir patinka. Tai jeigu kažkoks tai būtų patarimas mano, kaip išvystyti Facebooką, darykit kažką, būkit aktyvus, visą atsakinėkite į komentarus, visą atsakinėkite į žinutės. Kiekvieną dieną bent jau po kelis postus dėkit, būkit savimi, stenkitės bent jau būti savimi. Aišku, aš irgi šiek tiek vaidinu, sakykime, nesikeikiu, nors realiam gyvenime labai dažnai naudoju keiksmažodžius. To nedarau, bet vis vien 95% turbūt tai, ką matau, tai yra aš toksai. Tai vat, visada vakare, prieš einant miegoti, aš atsakau visiems, pasižiūriu ir tikrai nėra neatsakytų žinučių ir tada jau ramus pastatau telefoną krautis ir einu miegoti. Алло?